kas pastebėjai daugiausiai nuneša nuo tiesos ir kas labiausiai priveda prie tiesos, reliatyviai. Nu jo, tai kaip ir sakau, ta tiesa, ta mūsų brandolio, galima sakyti, vibracija, jinai vis tiek dabar pasireiškia šitoj formai, kaip tu, kaip šita asmenybė, ir tu turi čia kažkokį tai savo kelią, žinai, savo rolę šitame gyvenime. Ir ta brandolio vibracija tave veda tuo keliu, kuris tau yra optimaliausias, kuris tau yra džiaugsmingiausias, nešantis daugiausiai meilės ir taip toliau, kur tu jautiesi pilniausiai savimi šitame žmogiškame gyvenime. Jo, tai kada seki šituo keliu, tai tu jautiesi visą laiką susijungęs su tą giluminė tiesa. O kada, tarkim, mes, taip sakau, kartais prisigaudom visokių abejonių, ribojančių įsitikinimų, kurie taitum prieštarauja tam tavo natūraliam impulsui. Jo, ir tu pradedi taitum judėti prieš save, galima taip sakyti, savo natūralią srovę, kada susifokusuojame mintis, kurios jaučiasi blogai ir taip toliau. Tai galima sakyti, taip santykinai čia būtų toks atitolimas, toks disonansas su ta vidinė tiesa. Pavyzdžiui, įsitikinimas, kad egzistuoja trūkumas, čia toks dažnas, arba aš nesu nepakankamas, nepakankamai vertas, ten būti ta pilniausia savęs versija, švytėti visam pasauliu. Jo, tai tokie įsitikinimai jaučiasi blogai, jie taip jaučiasi nepatogiai, nemaloniai. Ir čia yra tiesiog, irgi tas nepatogumas yra dovana. Mes vis tiek nuo tos tiesos netitrunkam, mes tiesiog pajaučiam, kad mes jai priešinamės ir tiek. Tai galime susilygiuoti, tai galime atrasti tos įsitikinimus, juos apšviesti ir jie toje sąmoningumo šviesoje išnyksta. Juos permatai. Kad tai nėra tiesa, tai yra tik tais šešėliai, mintis, vaiduokliai. Taip pasijuto, kad į tą patį trūkumą mes galime žiūrėti ne iš tai, kad su trūkumo to jausmu, bet tas trūkumas, jeigu mes jį matom, jis gali būti kaip iššūkis. Taip. Nebūtinai savaime aš matau trūkumą ir aš su juo susitapatinu, bet aš matau trūkumą gal, kad aš kažko noriu ir aš leidžiu savo to norėti, prie to prisirišęs. Tada toks išsiplėtimas atsiranda. Bet tik susitapatinę, tai tada pasiekti. Nu jo, bet čia jau, žinai, čia labiau yra toks, aš tai vadinčiau ne tai, kad trūkumas, bet tu suvoki, kad yra galimybės kažkokios, plėstis, atrasti vėl kažkaip dažniau save išreikšti, kad yra tiesiog erdvės, yra galimybės, yra potencialas, yra įkvėpimas, tada tai nesijaučia kaip trūkumas, nes atvirkščiai tai ateina iš to potencialo pajautimo, kad tu visą tai turi ir tu nori tai išskleisti. Tavo gražiai įvardinai. Jo, kartais įvardinimai daug ką keičia, žinai. Mes tiesiog kartais neturim pakankamai žodyno įvardyti visiems šitiems subtiliam dalykam. Jo, tai kartais gerai pasidalinęs, tada taip nusėda į pasąmonę, žinai, taip labiau tas aiškumas. Nes reikia ir protai tos kažkokios struktūros, kažkiek tam tikro laipsnio. Nes protas ir kūnas čia ir yra kelionėje. Mes kaip ta tikroji savastis, kaip ta beribė sąmonė, visą laiką esame išbaigti, tobuli. Tai čia ateina toks labiau beribiškumas ir toks beribiškumo jausmas ir įkvėpimas veikti. Ir gali atrodyti kartais, kad kažko trūksta, bet vėlgi, jeigu mes susifokusuojame į tai, ko trūksta, mes nematome tų galimybių. Nematome tos gausos, kuri visur aplink mus tiesiog. Čia toks irgi yra kaip ir žalingas įprotis. Fokusuotis į tai, ko nėra tame momente, arba fokusuotis, kaip ten viskas blogai ir taip toliau. Arba kaip trūks. Kaip trūks ateityje, kaip trūko praeityje. Čia tiesiog būni toj vibracijai ir tada viskas taip nusispalvina tamsiai.
Tai čia tiesiog tada naudingiausia, jeigu jau pagauni save tokioj būsenai, tai tiesiog susistabdai, žengi žingsnelį atgal, vėl truputį sugrįžti labiau į save, į savo kvėpavimą. Ir tada apsižvalgai iš naujo ir pamatai, kad jo, nieko netrūksta, visko pilna. Ir vat, tai, ko atrodo, kad trūksta, tas padeda atvirkščiai įvertinti tai, kas yra prieinama tame momente. Tuom ir yra nuostabi ta tuštuma, nes jinai vat, leidžia mums patirti visas šitas nuostabias formas. Tas santykinis trūkumas, jis visą laiką kažką atskleidžia, kažkokią dovaną, kurią galima įvertinti. Tada ta forma patyrimo keičiasi. Jo, bet iš tikrųjų, kaip ir budizmo visi mokymai labai fokusuotai kreipia į tai, kad už visų šitų formų patyrimo yra tuštuma. Toks paradoksas, kad tai viskas, kas atrodo apčiuopiama ir tikra, iš tikrųjų savo esencijoje yra kaip ir niekas, tuštuma. Kad tuštuma yra forma ir forma yra tuštuma. Tai kada mes pradedam fokusuotis daugiau ne į objektus, ne į mintis, o tai, kas yra tarp objektų, tarp minčių, į tą tuštumą, tai tada mes atrandame, kad ta tuštuma yra iš tikrųjų pilna, kad jinai ir yra šaltinis, jinai yra pilna gyvybės, pilna potencialo. Tai tarsi kaip šakti. Šakti ir būtų tas jau į tą raišką potencialą. Jeigu tokia terminologija, šyva šakti. Tas neapreiškiamas potencialas, šaltinis ir jo raiška. Ir taip pat viskas ir cirkuliuoja, tai kažkokia raiška iškyla kaip banga, nusileidžia, vėl atgal išnyksta toje tuštumoje ir iškyla kažkas naujo. Tai mes dažnai nepastebime šito atsišviežinimo. Mes ir susikūrėm tokią labai įtikinamą laiko iliuziją, kur atrodo, kad taip viskas labai, labai vientisai juda, kaip tas laikas linijinis. Bet iš tikrųjų kiekviena akimirka yra totalus atsinaujinimas, totalus atsišviežinimas. Viskas sugrįžta į tą neutralumo tašką, į nulį ir iš to nulio vėl visa visata manifestuojasi ir taip stoviai vyksta. Iš tikrųjų. Todėl viskas vyksta harmonijai, nes viskas išeina iš vieno taško ir viskas susitinka viename taške. Todėl viskas visatoje yra tobulai koordinuota. Net ir ta pati disharmonija, kaip viena iš tyrinėjimo temų, kurie irgi vyksta nepriekaištingai, yra tobulai palaikoma kaip tokia. Bet mes galim rinktis, kad kada mes pabundame, kaip šitą gyva esamoji nuovoka, tai mes susigrąžinam savo laisvąją valią. Bet vėlgi, ką fokusuotis, kokias savybės iš savęs iškelti, nes visas vėlgi savybės yra mumise. Ir mes jas galime jausti. Kartais gal jo trūksta kažkokių simbolių išoriai, bet tu gali pasirinkti, ko daugiau tu nori patirti. Tarkim, nori patirti daugiau saugumo, tai tu tada besąlygiškai pradedi jausti tą saugumą, visų pirma susikuri tą saugumo jausmą viduje, pasitelki tiesiog savo vidinius pojūčius, vaizduotę, viską.
Ir tada tu pradedi savaime patirti daugiau saugumo viskame. Tas pats su bet kuo, su sveikata, su meile, gausa. Bet čia svarbu yra besąlygiškumas. Kad ir kas atrodo fiziniai realybėj vyksta, tu vis tiek renkiesi likti toj vibracijai. Nes čia yra toks kaip irgi sapnas, bet toks labai lėtas ir čia viskas labai taip lėtai juda. Dabar patiriam čia fiziškai, tai jau yra tarytum senos naujienos. Tai gyva dabartis tai yra mūsų vidinė dabartis, kaip mes jaučiamės. Arba ką mes galvojame. Taip galima prisibudinti netgi, pastebi, kad net ir tam tikra emocinė būsena, irgi jau tu ją liūdi ir jinai jau yra praeitis. O tu vėlgi esi tame šviežume, tai atyroj šviežioj nuovokoj, kuri yra visiškai laisva. Tada tu gali iškart išsikelti sąmoningai, ar tai meilė, ar tai dėkingumą.